Kur kam reikia tam pasiskirti. Man veikia tai. Magnezijum aplamai jis yra toks ypatingas, visi čia ypatingi, bet magnezijum iš tikrųjų, kada žmonės perka, pavyzdžiui, traukia kojų magnį 6 perka vaistinėje. Ir yra, o pas Neolife kompanija yra sukūrusi magnis, yra 3 magniai. Magnio chelatas, citratas ir oksidas, kaip čia teisingai. Ir nežinai, kokios tau magnio rūšies reikia. O čia yra visos 3. Ir tada organizmas gauna to, ko reikia, ir tada yra labai gerai. Plius magnis ir dėl pasituštinimo, kas turi problemų, užkietėję viduriai, tai magnis numeris 1. Žinoma, šalia to gerosios žarnyno bakterijos, bet vat, tiesiog ne tik tai širdžiai, kad magnis galvoja daugelis, kad va čia širdžiai ir raumenim. Bet jisai, magnis yra visiems plataus spektro. Prašau. Tėvelio problemos su kietais viduriais labai. Ir kokiom dozėm gerti tą magnį ir gerasias bakterijas? Būtent dėl šitos problemos. Pabandyti 2 dalykų. Taip. Tas ir visas. Taip. 2 bakterijas ir 2 magnis. Magnis kalcis. Gali ir magnezijų. Ir vandens. Ar dėl tos magnis dėl suveikia vadovautis. Ir gerasias bakterijas po vieną vakarai. Nu, man tokias, bet irgi užtikėjus. Pabandykit, žinokit, nuo mažesnės dozės, nuo tegu išgeria 2-3 paras mato, kad nėra, dadeda dar po vieną tabletikę. Ir čia tiesiog, dabar dar yra skaidulos, čia tiesiog saulė, galės dar plačiau, arba po renginio galėsim padiskutuoti tą temą. Reikia pagal organizmą, reikia labai surinkti anamnezę ir sužinoti, gal žmogus dar kažkokių problemų, gal tikrai vat, ir nervinių pagrindų, tos B grupės reikia, kada žmogus atsipalaiduoja, jisai, tada kompleksiškai turi žmogus. Ir dėl to mūsų tie produktai, kaip sakau, veikia visą mūsų organizmą, nes aš geriu tikrai praktiškai visą katalogą, kas yra, tik respektą, bet vienintelį geriu, kada yra jau slogos, o šiaip daugiau, mažiau aš geriu visus produktus. Ir matyt, mano tas organizmas ir pasiima to, ko reikia, kur mes geriam, sakykime, galbūt aš noriu pagerinti odos būklę. Bet galbūt man yra kraujotaka kažkas netvarkoja, galbūt man cholesterolis, ir mūsų organizmas yra išmintingas ir pirmiausia, tos maistinės medžiagos nueis ten, kur labiausiai reikia. O tada jau, jeigu toliau gersim ir kantrybės, kam dabar iškart dar ir tokia mintis atėjo, kam nepadeda Neolife, kas per trumpai geria, arba per mažai geria. Kartais pageria, arba iš vis negeria. Pageria tenai mėnesį ar kiek, įsivaizduoju, kad čia kaip antibiotikai, ten kelias dienas ir šiaip viskas sveikas. Reikia pagerti ilgesnį laiką ir tiesiog, kaip irgi dar sako, jeigu mes tą ligą turim kokią 10 metų ar ten 30 metų, tai reikia suprasti, kad reikia gydytis kiek mėnesių, kiek metų tą susirgimą turi. Tai va, tai tiesiog reikia pagalvoti.